Pirmą vasaros dieną, kad ir lietinga, progą švęsti turėjo ne tik visi tėveliai. Sostinės krepšinio mokykla jau 7-ąjį kartą tradiciškai pakvietė visus savo bendruomenės narius sudalyvauti sezono uždarymo šventėje. Sezoną su trenksmu X-Planet pramogų planetoje užbaigė patys mažiausiai SKM auklėtiniai darželinukai. Jie varžėsi 5 estafetėse. Mažieji grūmėsi kaip tikri kariai mūšio lauke. Tačiau nugalėtojų čia nebuvo. Nugalėjo draugystė. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti skaniausiais vaikų guminukais Haribo bei gavo diplomus. Kas per mokyklą, kas per mokyklą. Kas geriausia? Tuo tarpu vakare iškilminga uždarymo ceremonija įvyko Agotos Gryčios restorane. Susirinkęs gausus būrys tėvelių, auklėtinių, trenerių, administracijos darbuotojų bei rėmėjų turėjo unikalią galimybę prisiminti gražiausias ir daugiausiai emocijų sukėlusias 2013-2014 metų sezono akimirkas. Kaip ir kasmet, SKM atsisveikino su tais, kuriems atėjo laikas palikti didžiausios krepšinio mokyklos gretas. Krepšininkams buvo įteikti sporto mokyklos baigimo pažymėjimai bei atminimo dovanos. SKM išlydėjo 4-ąją absolventų kartą. Po baigimo mokyklos tai ketinu toliau žaisti nesustoti. O kaip jau būsim, kokiam lygiai, dar nežinau, bet stengsiuosi visas jėgas atiduoti, kad kažkuo aukščiau pasiekti. Tradiciškai šventėje buvo nominuoti geriausieji. Metų komanda buvo išrinkta SKM Frostec, o šios ekipos treneris Paulius Budėnas tapo metų treneriu. Šiais metais mes turime vieną komandą, pirmąją komandą, tai trenerio Paulius Budėno Frostec komanda, kuri iškovojo pirmąją vietą antrame divizione ir pateko į moksleivių lygos pirmąjį divizioną. Tai čia yra didžiausias pasiekimas, ką mes turėjome per visą laiką šitoje mokykloje. Taip pat kitais metais jau nebe 3, bet jau 4 komandos žais antrame divizione, taip kad galima įvertinti šį sezoną kaip labai sėkmingą. Didžiausias sezono laimėjimas yra tai, kad mums pavyko suburti patys stipriausią Lietuvoje trenerių štabą. Tokie žmonės kaip Algirdas Milonas, Gintaras Razutis ar Algirdas Budėnas dirba 20-30 metų vaikų krepšinį. Jie jau yra asai, šios srities profesionalai ir prižiūrimi Rūtenė Paulauska, mūsų jaunieji treneriai, irgi žiauriai sparčiai tobulėja. Tas patirties ir jaunystės derinys yra žiauriai didelė jėga Lietuvos krepšinio, aš taip galvoju. Ir tas 5 sezonas mūsų Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje jau leido mums pirmą kartą pasiekti gerą rezultatą. Mūsų komanda pateko į 1 divizioną, kur skeptikai sakė, kad jums prireiks 10 metų. Mes padarėm ir 5 per 2 trumpesnį laikotarpį. Apdovanojus geriausius, pagerbus rėmėjus ir ištikimiausias šeimynas, šventę vainikavo milžiniškas 10 kg SKM tortas. Galbūt bent kai kartu žodį šlovė.